Laida Ekomisija. Sveiki, mėly Radijas 9 klausytojai. Su jumis sveikinasi vėl ekologinė laida Ekomisija. Šiandieną laidą veda Simona. Ar žinojote, kad siekiant padidinti visuomenės susirūpinimą tvariu miškininkavimu, darnia miškų plėtra ir miškų išsaugojimu, Jungtinių tautų generalinė asamblėja 2011 metus paskelbė tarptautiniais miškų metais. Jungtinės tautos pažymi, kad tvarus miškininkavimas gali prisidėti prie darnaus mūsų planetos vystymosi, skurdo mažinimo ir padėti pasiekti tūkstantmečio tikslus. Šia proga šiais metais organizuojama daug įvairių renginių, paskaitų bei minėjimų. Pavyzdžiui, balandžio 29 Marijampolės ir Suvalkų miškų urėdijų miškininkai ir jų svečiai rinkosi Rutkos girininkijoje, kad pasodintų 2000 ąžuolų mišką tarptautinių miškų metų įamžinimui. Ši laida taip pat bus skirta paminėti tarptautiniams miškų metams. Taigi šiandien kalbinsime Klaipėdos girininkijos girininką Ričardą Staponkų. Labą dieną. Sveiki. Galbūt pradėsiu nuo tokių bendresnių klausimų. Senovėje beveik visa dabartinė Lietuvos teritorija buvo apaugusi miškais, tačiau plintant žemdirbystėje miškų plotai pradėjo mažėti. Kaip manote, kokia dabartinė miškų situacija Lietuvoje? Bent paskutiniai metai ir net ne metai, o dešimtmečiai rodo, kad situacija gera ir gerėja. Nors gali atrodyti kartais, kad yra atvirkščiai. Bet skaičiai kitaip teikti liktai ir neleistų. Kadangi, sakykime, kad ir miškingumas tolygiai, sakyčiau, kiekvieną dešimtmetį, net kiekvieną penkmetį jis kyla, jo procentas Lietuvoje kyla. Jeigu, sakykime, turėjom, kada ten apie 16-19 gal metus, ten 19 ar 17 procentų, tai dabar jau turim 33 procentus miškingumą ir tai yra labai normalu, sakykime, valstybėje netgi optimalu, kad toks miškingumas yra. O kad situacija gali atrodyti iš kitos pusės lyg blogesnė, kadangi vyksta kirtimai, mes visi matom važiuodami autostradom, važiuodami regioniniais keliais. Bet tai nereikia užmiršti, kad miškų ūkis yra liaudies ūkio šaka. Ir mediena yra naudojamas produktas ir jis turi būti naudojamas, kadangi kitaip iš jo nenaudojant jis sudžius, nukrius, supus iš senatvės. Tai dėl to šitas veiksmas, kirtimas atrodo niekaip ir mums miškininkai kertant kars gražius medžius gaila, lyg ir žiūrėti, kaip virsta, sakykime, galintis augti medis, bet dėja turim neužmiršti, kad miškas, ypač eksploataciniai miškai, kurie yra skirti medienos auginimui, turi būti mediena panaudota liaudies ūkyje, kuris užima ir daug žmonių šitoje šakoje užima, ir lentpjūvystė iš to eina, ir statybos ir, žodžio, medis iš medžio, jeigu paėmus, galima išgauti 20 000 produktų įvairiom formom. O kad blogą kažkas mato šitame kirtime, tai čia, reiktų giliau šitą visą dalyką permastyti, nes tas blogas, kuris baigėsi medžio, sakykime, iškirtimu, taip pat bent jau valstybiniuose miškuose nedelsiant yra pagal nustatytą terminą vykdomas atsodinimas miško. Reiškia, nėra taip, kad iškirtom, paėmėm, viskas yra atsakingai iškirtama, atsakingai atsodinama ir atsakingai toliau tas miškas auginimas. Nėra taip, kad mes jį, sakykime, palikom likimo valiai. Reiškia, yra rūpinamas. Yra rūpestis ir ilgas rūpestis. Ir mes jau besirūpinam to jaunų miškų, mes jau nebesulauksime dabartiniai miškininkai, kada jis bus dar kartą kertamas. Galbūt galite paminėti miškingiausią Lietuvos regioną, galbūt naudingiausią? Miškas faktiškai kaip ir miškas, bet koks miškas yra labai naudingas, vertingas. Nors kars galim ir sakyti, ir sakoma, ypač dažnai tenka, primestiniuose miškuose sakyti, menkavertis miškas. Menkavertis miškas taip tik gali atrodyti, bet jeigu
giliau pažiūrėjęs, jame yra ir augalai, ir gyvūnai, ir krūmai, ir paukščiai, ir viskas. Ir jį nukirst, pavadinant menkaverčių mišku, toks žodis čia tikrai, sakyčiau, kad netinka visai. Miškas yra miškas, koks jis bebūtų. Taip, jį galima, aišku, iškirsti, bet jo vietoje jokių būtų negalima ten pastatyti namą, kaip čia yra buvę prie Melnragės, sako, menkaverčiai miškai, mes čia pastatysim namus, bet taigi, jeigu šitą plotą užimsi namu, jis niekada nebebus mišku, tas plotas. Tai tą būtinai reiktų įsisąmoninti ne tik architektams ir kitokiems planuotojams, kurie vykdo savo, sakykime, darbus, kad miško teritorija, jeigu ten auga nedaug toj teritorijai medžių ir jau galime ten kažką daryti, jokių būdų. Mes tą vietą galim pasodinti ir vėl visada oš miškas. Aš irgi tuo pačiu galbūt pasidžiaugsiu, nes žinau, kad pagrindiniai žemės miškų masyvai auga vidutinių platumų, pusiaujo, subtropinėse klimato juostose, o miškų nėra arktiniuose, antarktiniuose regionuose, tropikų klimato juosta taip pat negausi miškais. Tai galima sakyti, kad mes turime kuo džiaugtis, nes gyvename miškams palankioje zonoje. Tad kuo ypatingi yra mūsų miškai? Galbūt galite pavardinti specifinės gyvūnų ar augalų rūšis? Miškai tai, kuo jiem naudingi, jie yra daug ir daug kam naudingi, ne tik įmant mums kaip žmonėms, bet jie yra reikalingi ir gyvūnams, ir augalams, ir krūmams, žodžiu, paukščiams. Tai yra tokia visuma, kuri ten sutalpina tiek rūšių, kad ta paprasta namo pievelė, kurią mes vis dar šienaujam ir brūžinam, tai jei ten vieną rūšelį tik tiera, labai yra tiesiog sunku ir pasakyti, kad taip mes tą gamtą kartais neįvertinam. Pavyzdžiui, užsienyje prasideda tokia tvarkelė, kad sodina žolių pievą prie namų. Ir jos nešienauja. Paprastų žolių? Paprastų žolių, lauko gėlių pievą, ją paruošia specialistai, pasodina, o jis tik ten be palieka, sakykime, atsisėst savo tą pašienauja plotelį ir viską. O prie jo kojų ošia gražiausia pieva su įvairiom gėlėm. Šitoks požiūris, tai... Čia jau kaip ir natūralumo poreikis. Taip, grįžimas, sakykime, į natūralumą. Tai čia yra tikras požiūris, bet aišku, iki šitokio požiūrį čia yra labai toli, nes mes visi kažkaip dar žiūrim daugiau taip naudotojiškai viską, vartotojiškai, jeigu galima pasakyti. Ir moderniau. Norim visur tų plytų, plytelių, viską iškloti, viską paslėpti. Ir tą gamtos lupinėlis, kuris kažkada buvo, mes nenori, paverčiam tokio betono ir žolės dariniu. Ir tuo labai džiaugiamės. Tai bet mes tuo, aišku, nesitenkinam tokiu dariniu ir būtinai stengiamės ištrūkti į pamiškę, į paežerę ir visada būtinai norėtumėm, kad prie ežero būtų miškas. Niekas nenori, sakykime, ežer ten laukuose kažkur, kur nieko nėra važiuoti. Visi nori mišką, kadangi čia jau iš seno matyti žmogaus esybė tas yra, kad miškas jį turbūt visą amžių faktiškai šildė, nes kas šildyt? Tik tai miškas, nieko nebuvo seniau. Kad aš atsimenu, nors jau šiek tiek tų metų turiu, kad mano senelis žabus kirsdavo, paprasčiausiai. Malkų jau buvo sunku gauti senais tais laikais ir dėdavo į po pastogę tvartę ir puikiausiai vasaras ten pabaigoje, kai atvėsdavo rudens pradžioje pavasarį, jos kūrendavo, virdavo gyvuliams. Paprasčiausias toks dalykas. O dabar faktiškai netgi jaučiasi grįžimas į tą laiką, kadangi dabar jau ir miškuose daug kur grįžtam prie ruošimo nelikvidinės, tokios, likvidinė mediena, bet, sakykime, anksčiau jį būdavo paliekama tiesiog miškuose arba net sudeginama buvo toks laikas. Dabar ir vežamas į krūvas ir iš jos ruošiamas tas pats biokūras, ką seniau darė bočius.
kirsdavai su kirvuku, dabar aišku viskas yra dirbama technika ir Lietuvoje šitas biokuro gamyba turi gan turbūt stipriai padidėti, kadangi kirtimai vyksta, atliekų lieka ir išnaudoti tą tokį savo kuro biošaltinį tikrai yra būtina. Ir tai gerai, kad yra suprantančių žmonių ir tas pradeda vystytis. Jo. Panaudoti tai, ką dar galime panaudoti. Taip, panaudokim tą, ką galim. Kažkiek, aišku, paliekam ir miškuose, bet panaudoti tą, ką galima. Žinoma, miškininkam čia. Kaip tos naudos nėra daug iš tokios medienos, iš tų krūmų daug darbo, bet prisidedant prie bendros valstybės politikos visada aišku, taip, jo. Jūs, kadangi dažnai sukinėjatės vis tiek miške, galbūt teko matyti kokiu nors gyvūnų, tokių retesnių rūšių, nes kiek žinau, labai sunku yra pamatyti lūšį Lietuvoje. Ne, lūšį ir man neteko matyti, kadangi jų yra ten pietryčių Lietuvoje, nors yra, sakom, kad yra piekulių miškus čia Žemaitijai, pavienis lūšis, bet jie yra tokia slapukė ir ją jau pamatyti. O taip kitos rūšis, tai kaip jos... Tų retų rūšių kaip ir egzotinių kažkokių nėra. Yra įprastos vis tiek pagrindė rūšis, jūs lūšį paminėjo turbūt vieną tokio retesnio. O daugiau tos rūšis šernai ten. Šernai, briedžiai. Bet tenka išvysti vis tiek. Tenka, taigi čia giruliuose kartais būna visa fotosesija, kai briedžiai valgo palei kelią, tai čia... Žmonių sustoja eilė, atrodo, kad vėselė čia važiuoja. Tai būna, aišku, ir šernai pasimato, ir stirnos tai jau nėra kas jų, tik pavaikščioti reikia po mišką. Barsukų ir gal retesnis gyvūnas toks, jis naktinis lapukas, jau dieną jis faktiškai nevaikšto, tai tas turbūt retai kas yra matęs. Tai sakyčiau, vienas toks egzotiškiausių, toks dryžuotas, jis įdomus, tas barsukas yra jau. Ir linkėčiau pamatyti, bet tam reikia daug vaikščioti ir daug kantrybės. Daug kantrybės ir jo jį surasti yra sunku. O kaip apibūdintumėt Pabaltijo krašto miškus? Pabaltijo krašto miškai vasarą ūžia kaip bičių avilys. Tai gerai, aišku, tai gerai verslininkam, tai gerai poilsiautojam, bet miškams tai žinoma. Šiek tiek prasčiau. Žinoma, miškas, jeigu paklaustumėm jo, ar čia tau tinka tiek žmonių, tai turbūt pasakytų, ne, greičiau ateitų ruduo. Nes, aišku, yra ir trypimas, nors gan stipriai miškininkai vis tiek yra pasidarbavę miškuos ir su rekreaciniais takais, ir su pažintiniais, ir su įvairiais laiptais, nusileidimais link jūros. Faktiškai kiekvieną metą yra kažkas padaroma ar atnaujinama. Tai čia srautui žmonių tas turi labai padėti ir miškui tuo pačiu turėtų padėti. Šiaip miškai kaip vasarą mes bijom didelių karščių ir gaisrų labai pajūrių miškai, nes vėjas būna dažnai stiprus iš jūros pusės, o kai nebūna lietaus ir vėjukas visą laiką būna, tai bet kokią žiežirbą gali ypač vėlesnių laikų padaryti gan didelę žalą. Ar dažnai tenka susidurti su šią problemą? Kiekvieną metą susitinkam su ta problema, susitinkam kiekvieną metą. Vienais metais mažiau, kitais daugiau, bet pasakyčiau, kad pastaraisiais metais šitą problemą lyg ir į gerąją pusę važiuoja, rečiau bebūna šitų gaisrų. Ir aš manau, kad dabar mes pasidarysim operatyvesni žymiai, kadangi kaip tik pradėjom eksploatuoti antžeminę automatinę priešgaisrinę stotį tokią. Turime visą sistemą, kur faktiškai jau ne žmogus žiūrės visus miškus urėdijos, o sukasi kamera, jis stebi visus miškus, jie apsisuka ten per kelias minutės stebėjimo bokšte tą kamerą
ir jį fiksuoja bet kokį, sakykime, ten pasikeitimą. Ypatingai dūmas, jei kažkur. Miške dūmas didesnis, aiškesnis, ar kažkas jis to išmeta. Operatoriui parodo, kad šitą vietą reikia pažiūrėti, patikrinti ir panašiai. Ir net nurodo, sakykime, ir miške kvartalų vietą. Koks kvartalas, kadangi miškas suskirstytas kvartalais yra. Už karto operatorius gauna ir jis tada gali labai operatyviai mums duoti girininkę ar ten eigulykas. Pažiūrėkit tą kvartalą, ten kažkokie dūmai, kas ten dedas. Labai palengvina darbą. Palengvina todėl, nes, pavyzdžiui, vidury miško, jeigu kyla gaisras tokioje nelankomai vietoje ir esant vėjuotam orui, jis labai greitai plinta tas gaisras. Vat jeigu tokiu atveju operatyviai bus reaguojamis, žymiai mažiau išsiplės ir jį žymiai lengviau užgesinti yra. Tai čia yra labai didelis privalumas. Ir noriu pasakyti, kad tik ne Kretingos čia šitas urėdijų yra, bet yra ir dar liktai 17 urėdijų padaryta Lietuvoje. Tos sistemos nėra pigios, bet gaila būna, kai išdega jaunolynai, kai sodinta ir auginta ten 10-15 metų ir per kelias ten 10 minučių nieko nelieka. Reiškia, dabar šita sistema, aš manau, bus efektyvi. Tik tai bandom ir bus matyti, kas bus. Faktiškai bandyti yra, jį apdirba, kadangi dar gaisrų nebuvo, bet kai bus gaisras, tada jau galės kalbėti apie rezultatus. Nors šiandien, kaip tik iš ryto aš čia stebėjau, jį Kretingoje yra tas operatorius ir labai puikiai matos, kaip ten iš vieno kamino stipriai dūmai eina, bet nustatė, kad ten gyvenvietė, tai jau reiškia... Netgi atskiria. Jo, matyti, kad dūmai pritraukia arčiau, pažiūrėjo pagal planą, taip eina iš gyvenvietės, tai reiškia. O jeigu gaisras kyla kažkur miško viduryje, kur labai sunku yra prisikasti, kaip jūs gesinate? Iš oro jau tada? Ne, iš oro Lietuvoje faktiškai nėra gesinimo. Turi būti labai didelį ir gaisrai tie, kurie vadinami jau viršūniniais, tada jau ugnis pakyla iki pat lajų viršaus ir eina labai dideliu greičiu, kaip Neringoje buvo. Jau tada, jeigu primenat, kaip ten buvo, tai gesino, bet paskui liktai Latvija atskrido pagelbėti su savo ten lėktuvu. Bet taip, tai viskas vyksta faktiškai mašinomis gaisrinio gesinimo. Kas dar polisiautojus, aišku, padidėjo šitas srautas polisiautojų, tai šiukšlinimas užkart padidėja. Kadangi, vis tiek tebesam nekultūringi, tai neįsižengidžia tie, kurie kultūringi. Nes jeigu jis nešas iš Maximus nusipirkęs atsigert, nors ir arbatai, dažniausiai bus numeštas tas miške kažkaip. Išgėriau ir man jo nebereikia nešti, kur aš jį nešiu tuščią, tai bus numesta. Tai toks, tebėra, nežinau, toks, neatsakingumas, kadangi, žinoma, su tom šiukščiam kovojam, renkam, įspėjam juos ir visai, bet mums tai miškininkam atrodo, kaip galima numesti, kai mes niekad nemetam, žinot. Pavyzdžiui, sūnus, dukra, jie irgi neįsivaizduoja, kaip galima numesti. Jei ledą suvalgė, tai popierių kiša į kišenį, jau jie ir įpratę klausimų nėra. Bet kai pavyzdžiui, kopose mamytė žiūri, kaip vaikas saldainių popieriukus leidžia pavėjų ir kuris toliau nuskris ir irgi taip abejingai žiūri ir džiaugiasi, kad tas popieriukas toli nuskrido ten. Tai jeigu vaikas nuo pat mažo tai pratinamas. Jau viskas auklėjame. Tai viskas jis jau faktiškai... Galima sakyti, reikia auklėtos suaugusius, kad jie auklėtų vaikus. Reikia nuo mažo vis tik pradėti nuo mažo. Tada, man rodos, rezultatas, jeigu tėvai griežtai sakys, negalima, mes čia būsim, mes čia gyvename, žolis gyvena, popieriukas ant skruzdės užskris. Tiesiog nuo mažų dalykų reikia pradėti, tada tikrai tas mažas vaikas išauks į didelį ir niekad nedarys ir savo vaikus augindamus tada tą patį darys. Tai problemos turbūt tokios, dar kita būtų gal ir, žinoma, transporto daug, stovėjimo aikštelių kartais per gerą orą pritrūksta. Tai pradeda toks mašinų jau invazija po truputį į mišką, kur gali, kur negali, ar yra ženklas, ar nėra. Bet tokių dienų daug gal nebūna, kai jau būna tokios topinės dienos, išsilaiko tada šitas irgi jaučiasi, kad net
jau žmonės neturėdami kur bedėti tos mašinas, jau vis tiek jie nori sustoti, jau daro nusižengimą, įvažiuoja ir ant vejos pastato, nesuprasdami to, kad toj vejoje jau gali būti 1 metų pušelė augti. Tik jos net aš sunkiai ją išžiūrėsiu, aš išžiūrėsiu, bet jūs jau turbūt nežiūrėsit, kadangi jūs nežinot, kaip jie atrodo. O su ratais pavažinėjus normaliai, visas tokias pušelės yra. Ir būna klausimus, taigi čia aš ant žolės, į mišką tik įvažiuoju. Aš, tai gerai, sakau, tu važiuok ant medžių storą, tai nėra čia medžių. Matot, vėl toks paprastas apsuko ratelį ten ir sako, aš tarp medžių. O tas, kas augo, gal mažas, kažkas mažas, tik pradėjęs gimti medį. Tas jau buvo nusivažinėtas, bet čia, aišku, yra jau tokia plonas dalykas, mums suprantami daugumai nelabai suprantami. Bet dėl to ir negalim po veją važinėti miške ar kažkur, nes tu darai žalą. Kadangi, pavyzdžiui, Girulių miške ir čia pajūri visos miškos, plynos kirtimas faktiškai nėra kertamas. Tai jeigu ta pušelė išaugo, savaime atžėlė, tai labai reikia džiaugtis. Bet jeigu mes barbariškai elgsimės su miškais, tai aišku, turim vėl visi atsakingai bus. Ne, jūs nepagalvojat, kad čia yra važinėjams miškas. Tiesiog yra keliukas, bet šalia kažkur, tai truputėlį važiuoti. Kad nekenkiant tiems augalams, kurie... 110 metrų ten ar kiek, tai faktiškai šalia keliuko jau niekas atsiželdinti negali. Galbūt visuomenė netgi trūksta informacijos, kažkokio švietimo, kad ar tiesiog sąmoningumo. Tiesiog aš negaliu pasakyti, čia kur ta klaida padaryta, kad žmogus nesusigaudo toj vietoj. Negaliu aš pasakyti čia. Turi čia ir mokyklos stipriai kalt į galvą, kad gamtą turime vis tiek saugoti, bet kur būnu, kur nebūnu. Statyk mašiną ten, kur nešiukšlink, elkis normaliai, tada viskas. Nedarysi problemų. Patarimas galvoti ne vien apie save, bet ir apie aplinką. Visada galvokim, mes, jei prišiukštinai, nugi kitas atvažiuos. Jis nori natūralios gamtos. Kitą kartą gal tu pats atvažiuos. Bet yra jau tokių, kurie į šiukšlės nebekreipia dėmesio. Jis atvažiavo, jis jau yra pripratęs, kadangi jis visą laiką, sakykime, šiukšlina, tai jis jau, jeigu yra atvažiavę šiukšlina vietą, jam jau yra vos negimta vieta. Normaliai jau jis skaito. O taip, tokių būna atveju. Ir kiek suprantu, nemažai. Tai gal tokios pagrindinės būtų problemos su pajūriu, turbūt miškais. Na, valstybės miškų ūkį formuoja ir programas rengia aplinkos ministerija, kuriai priklauso miškų departamentas. Miškų būklė, jų naudojimą, atkūrimą ir apsaugą kontroliuoja valstybės aplinkos apsaugos inspekcija ir jos teritoriniai miškų kontrolės padaliniai. Miškų urėdijų darbams vadovauja generalinė miškų urėdija. Yra ir dar keletas, kurių aš čia nepaminėsiu institucijų, tačiau klausimas būtų, ar pakankamai gerai Lietuvoje yra rūpinamasi miškų tvarkymu ir išsaugojimu. Man kaip, sakykime, tikrai tvarkant tą mišką nuo pradžios, sakykime, iki galo, tai yra nuo sodinimo iki kirtimo, tikrai galiu pasakyti, kad rūpestis miškų yra nemažas ir tą rūpestį ir mes esam tie, kas tiesiogiai tą mišką prižiūrim. Prižiūrim, auginam, puoselėjam tą mišką. Nes dirbant neatsakingai, sakykime, ilgai ir nepadirbsi šitą darbą. Nes nėra taip, kad girininkai, sakykime, daro miškininkai, ką nori. Jokių būdų. Yra kontrolė. Šiuo metu Kretingos urėdijų yra tikrinami sodinimo darbai. Miškų kontrolės padaliniai yra tikrinama visos girininkijos, tikrinama, ar atitinka nustatytas taisyklės sodinimą, ar tie sodinukai atitinka standartą, ar atitinka tankumas. Žodžiu, mes nieko daug negalim savivalioti. Mes turim laikytis taisyklių, nustatytų moksliniais tyrimais ir rekomendacijomis. Ta mes ir vykdom.
Kitas dalykas, galbūt čia reikėtų pasakyti, kad miškininkus taip dažnai sako, kerta miškus, iškerta, čia jau nebuvo, čia buvo gražus miškas, čia jau nebėra. Bet mes esam, sakykime, tik vykdytojai, reikėtų žinoti, kad miškininkai yra tik vykdytojai. Šitos visus kirtimus numato ir mums jos net nubraižo ant planų, kur kirsti. Kaune yra Miškotvarkos institutas, kurie daro miškuose inventorizacijas kas 10 metų. Jie praeina visą mišką, kiekvieną kampą praeina. Pasidaro ją aerofoto nuotraukas iš pradžių iš viršaus ir paskui suskaidė mišką sklypais. Yra kvartalai, o kvartalas dar į daugiau sklypų. Pagal koks medis aug, beržynas, juodalksnynas, ten dar kažkas. Ir jie nustato pagal nustatytą kirtimo amžių, koks Lietuvoje, sakykime, leidžiamas ir tam medžių rūšiai, nustato, ką galima daryti tam plote. Ar jį galima jau plinai kirsti, ar jis jau subrendęs miškas yra, ar jis tik jaunas dar miškas, gal ten reikia retinimą kažkokį daryti, gal einamą į kirtimą, čia yra tokia irgi tarpinės rūšis jo. Tai kai mumis tiesiogiai, tu sako, kertim, mes vykdom faktiškai valstybės užsakymą, kadangi šitos kirtimus visus tvirtino vyriausybė, paskui šitą visą projektą tvirtino vyriausybė ir tik tada mes galim jį pradėti vykdyti tą visą. Tai mes faktiškai tik tai džiaugiamės įvykdę tai, kas yra mums numatyta. Ir jokių būdų, kad ten kirsti, čia girininkas iškirto, čia miškininkai iškirto. Ne, mes vykdom tą, kadangi dar, kaip minėjau pradžioje, yra miškai, tai yra liaudės ūkio šaka, kuri turi gaminti medieną. Ir čia viena yra ir tokia mums nelabai maloni, nemalonus toks ir neobjektyvus, kaip sakant, kaltinimas, kad mes kertam. Jokių būdų. O miškas kertams dėl to, kad jis tame amžiuje pasiekia savo techninę brandą. Techninė branda yra, reiškia, medis pasiekia savo geriausią, mediena pasiekia savo geriausią kokybę. Taip sakykime. Jos yra įvairioms rūšims skirtingi tie amžiai. Jeigu ąžuolai 120, pušiai 100, egliai ten 70. Pagal tą amžių ir yra numatomi kirtimai, kaip minėjau, šito instituto. O jie tada mums duoda planus, mes tada jau vietoj žiūrim, surandam tą sklypą, jį ten atsinojam, atžymim ir tada pasidaro kirtimas. Tai čia, kad kažkur kažkas kaltinti, kad čia mes iškertam. Bet tai tie miškai būna paskirstyti, ne? Taip, jie visi visoje Lietuvoje. Ir tuos miškus atrenka. Šitas tinka, šitas netinka, ar kaip? Atrenka ne to miškas, bet atrenka tiesiog sklypus. Ten 0,5 hektaro, hektaras, 2 hektarai. Nėra taip, kad visas miškas. Visą mišką paima ir, sakykime, ten, kur reikia jau iškirsti, kur jau medis jau brandus, tą sklypą ir jau nurodo, kad jį galima kirsti. Ir jo vietoje atsodinama nauja? Atsodinam būtinai. Atsodinam. Ir nebūtinai, kartais, jeigu ir labai šlapia vieta, sakykime, augo kažkoks ten drebulynas, beržynas šlapia vietoje, jie iškirtus labai puikiai miškas atsikūrė pats. Nereikia, kam dar papildomai dėti lėšas, sakykime, jeigu šalia auga beržynas, ten dar jo dalksnynas, jis pažeria ten 100 000 sėklų. Viskas vėl išauks puikiausias beržynas, puikiausias ten jo dalksnynas ir nėra tikslo valstybės pinigus vėl, sakykime, investuoti, sodinti, kadangi čia valstybės pinigai. Na, iš asmeninės patirties žinau, kad einant grybauti yra tekę patekti į tokius miškus, kurių ten net kojos neįmanoma įkelti. Jau brūzgynas ten labai didelis. O tai kas rūpinasi tokiais miškais? Labai gerai, kad taip yra. Taip turi būti? Taip turi būti, faktiškai. Kadangi dabar pagal tarptautinės normas faktiškai miške turi būti sausuolių. Pavyzdžiui, ekosistemos miškuose tai reiškia saugomos teritorijos, ne? Tai net reikia palikti iki 20 kietmetrių kubinių metrų sausos medienos. Vat kaip jūs sakėt, šabakštynas yra išvirtę, turi būti išvirtusių sausų, nulaužtų, kadangi
tam ir yra saugoma teritorija, ten turi visi tilpti gyventi. Ir vabalai, ir grybai, ir samanos, ir kerpės, ir viskas. Jeigu mes viską tą paimam, mes paimam dalį miško faktiškai. Jeigu mes padarom kaip sodą, reiškia mes išvarom kitas rūšis. Žinoma, jos yra ten samanos, žolytės, gėlytės, vabaliukai, bet jų mes galim netekti. Dabar jau supratau. Jo, o mes, jos turi būti, mes jas turim savo, kadangi irgi ir žemės gyventojai. Mes tik dideli, o jie yra maži. Tai va, dėl to yra. Taip pat ir paliekam storesnius medžius sausus. Geniams uoksų reikia. Tai va, ypač kai būna uoksiniai medžiai, mes jos pažymim, kad kirtėjai neiškirstų irgi, kad o čia yra ir netoli tako, žinau, vienas meleta teko. Nu, jau pavojingas medis, nes prie pat tako gali išvirsti, bet tegu išperi, paskui jau gal. Vis dėlto namai. Jo, namai, iškišo savo raudoną kepurę, kaip koks kardinolas, tas labai gražiai juodoji meleta. Teko matyti. Tai va, o kai yra toks, kitas dalyk, žvėris, kur slėpės, va tokios, kaip jūs sakot. Jis neina ten, kur labai jau ten viskas švaru. Ir kur jį gali lengvai pasiekti žmogus. Jis vat, kai toks ir jis to girdi, pareina kažkas trakšt, kažkas brakšt ir jis jau žino, tada jie pasirenka nuo šaliausias tokias vietas. Kitas dalykas, jeigu yra privirtusių ir dar kažkokio, tai jie faktiškai dar žemė derlingesnė. Nes supuvęs. Trešia. Savaime, kad ir storas medis, jis per laiką iš jo nelieka nė ženklo, kadangi jį pats miškas, dirvožėmis, jį pasiima atgal, jį išaugino, jį ir pasiėmė. Tas pats su šakom, šaką krūvą sukraukėt, didelė. Po kiek metų jos neliks į samanom apeis, visas tartum sutirps kaip ledas. Tik tai reiks, aišku, ne vieną metą. Tai va, dėl to nėra ta būtinybė, kad ten jį labai išvalyti. Ypač daugiausiai, jeigu pastebėjot, pajūrių miškai nėra tokių, kur intensyvaus rekreacija, kur vyksta intensyviai. Ten miškai yra stipriau valomi, kadangi, reikia, kad būtų jis švaresnis, bet ten, kur yra tie ūkiniai miškai, tai ten mes kertam ten, kur nurodyt. Pavyzdžiui, jie tam sklype, kur nieko nėra numatyta kirsti, mes ten ir jokių ūkinių priemonių netliekam. Bet tik tai yra dar vienas dalykas, kad mes galim žmonėm atleisti mišką, parduoti nenukirstų miškų vadinamų, valstybinį mišką. Mes atžymėm tokius sausus, išvirtusius medžius, tokiuose sunkesnėse vietose, kur jų retai yra, kadangi žmonėm yra galimybė atleisti tam tikrą kiekį medienos, jie patys pasiruošia. Tiesiog, ypač kaimų gyventojai, aišku, miestiečiai tos medienos nereikia, 9 aukšte gyvenančių, bet kaimų gyventojai tuo pačiu išvalo ir miškus, ir visoje Lietuvoje yra per Lietuvą ne 100 000 kubų atiduodama žmonėms patiems kirsti, įsivalyti. Tai, žodžiu, miške turi būti visko. Miškas yra nesodas, ten turi būti ir krūmai, nors negražu atrodo įėjusiam, kuris pripratęs, kad būtų gražu. Tai šitaip tada. Na, o ar Lietuvos įstatymai gina miškus? Kaip man? Gina, žinoma, gina. Paskutinį įstatymą. Pabandykit jūs iškirsti ir pamatysit, ar gina. Bet žinom, paskutinį priimtą įstatymą dėl... Paskutinė pataisa Seimo čia, aišku, diskusijos sukelia, kadangi leidžia buvusias sodybas atkurti, kurios jau galbūt yra užaugusius miškų. Jau gal iš pamatų kyšo storiausi medžiai, o jos, jeigu teismas, dar galbūt gerai, kad teismas turi jau tą patvirtinti, kad tikrai ten yra buvusi sodyba. Bet tai yra blogas ženklas, mano manimu. Žinoma, savininkams geras ženklas, bet bendrai gyventojams yra nekoks ženklas, kadangi mes žinom, jeigu prie ežero namelis, tai jau nežinai, kaip iki to ežero bedaiti, nes privati valda
Ir nežinai, ar ir tą mišką gali, jeigu prie miško ir privati valda užrašyti, nežinai, ar čia bus koks šuo piktas, ar dar kas nors. Čia yra, tai tuo dabar gali irgi pasipildyti, ypač, aš manau, Paežeris, kadangi čia yra tokias gražiausias dalykas, jeigu tau miške leis pastatyti namą, tai čia prasidės pamatų medžioklė dabar iš naujo. Visi bandys įrodyti, kad čia buvo, pradės vežti senus akmenis, jos ten turbūt užkas giliai, palaikys 5 metus ir paskui sakys, apsamanoja net yra. Dabar jūs davėte gerą idėją tiems, kurie dar nesugalvojo, kaip įvykdyti. Vežti akmenis į mišką dėti pamats. Na, aišku, čia iš dalies kažkiek ir juokauju, bet tokiu atveju aš manau, kad bus. Nes kiek spaudoj tenka išgirsti tokiu atveju, buvo ir net Seimo buvęs pirmininkas Muntianas irgi kažką panašaus bandė padaryti, bent kiek aš suprantu. Tai čia yra... Tai čia kelia nerimą. Kelia nerimą, mums tai kelia nerimą ypač. Na, o dabar aptariant truputėlį jūsų profesiją, kokie darbai yra svarbus miškininkų miške? Jūs užklausėte tokį, sakyčiau, platų klausimą, kas rūpi miškininkams miške, tai nežinau, rūpi viskas. Daug labai kas rūpi. Jeigu pradedant nuo šito, nuo miško iškirtimo, pasodinimo ir pasodinus dar būna ne viskas. Nes paskui, kaip anksčiau vadindavom, reikia tuos medelius auklėti. Vaikus darželį auklėjau, mes medelius auklėjom. Kaip supras, šypsotės jūs, kaip čia suprasta, ne? Tikrai įdomiai skamba. Įdomiai skamba, kaip auklėti. Tai šitą žinokit, jeigu, sakykime, pasodinsime eglutę, iškirstoj plinoj biržiai vadinamoje, ne? Pasodinsime eglutę, ne visada ją mes išauginsim nepadėję jai. Kadangi kitos medžio rūšys, ypač drebulė, beržas, jos linkusios greitai užimti tą visą biržį, pasisėti, kaip aš sakiau pačios. Jų sodinti nereikia faktiškai, pasisėti toj biržiai ir kadangi jų augimas yra žymiai greitesnis negu eglės, jos užauga, tankiai sauga, trūksta egliai. Šviesos nustelbė tą eglę ir jie faktiškai neprižiūrant žūna dėl šviesos trūkumo. Tai kas yra daroma? Tai daromas auklėjimas tada, kai jau eglutė prigyja gerai ir pradeda ją, sakykime, jos viršūnę ten, sunkiau jai čaižyti tie minkštieji lapuočiai, vadinami tie medeliai. Praeinam ar su krūmapjove, ar su kardu kartais, tie iškertami. Visi biržiukai, drebulaitės, ten baltalksniukai, kurie yra. Negalime visą mišką užleisti vien lapuočiais. Faktiškai daugumoje tai būtų, jeigu taip, tai lapuočiai ateitų vietoj buvusio gražaus eglyno, ateitų lapuočiai, kadangi eglė irgi yra būtina medžiaga įvairiom statybom, reikia mums ir kol kas bent ir spygliuočių išsiauginti, kad turėt Lietuvoje. Tai čia, sakykime, vienas toks, ir taip reikia, nes nukirtos po kažkiek metų vėl jį aplenkia eglė. Dar kartą reikia padėti tą eglį. O jeigu pasodinam pušelę, vėl tas pats, ką minėjau su tais visais krūmų ir medelių lapuočių kirtimais, bet to dar turim irgi gražų gyvūną kaip stirna, pavyzdžiui. Tai ką jį daro žiemą? Jį visas viršūnės pušų valgo, puiku jai skanumynas. Tai ką mes darom vėl? Tepam su specialiu repelentu tas viršūnės, kurie jai būna labai neskanu. Tai kartais būna, jeigu miške pastebėsit, kad medeliai yra baltom viršūnėm, čia ir miške kažkad giruliuose buvom patepę palei dviračių taką, irgi pušelė auga, tai čia žmonės buvo sunerimę net laikrašty, rašė, kas čia dabar su tom pušim, jos baltos yra visas. Tai čia yra ne kas kita, kaip tik vadinami repelentai, kurie žvėriui netinka ir tada jis neliečia tos pušelės ir jai leidžia kažkiek tai išaugti į viršų. Tai išauga ir vis tiek, ir dar po kažkurio laiko
vis tiek tie lapuočiai dar, sakykime, kartą gali prisivyti, tai tenka vykdyti jaunolynų ugdymą. Tada iškerti irgi tos visus lapuočius dar likusius, kurie ten jau pradeda stelbti ir tik tada jau gali tikėtis, kad išaugs pušynas ar eglynas. Tai vat, čia ir vyksta tas vadinamas, taip, auklėjimas miško jo. Ir jis per visą Lietuvą vyksta labai dideliuose plotuose, 10 000 hektarų, kadangi nori išauginti pušynus, visada pušynai duoda ir geros medienos, ir smagu poilsiauti, būnt pušynė, žiemą į žalia. Ir tai šitas momentas yra svarbus, kad medį, nors kartais būna, nuo stirnos pabėgam, nuo briedžio neatsilaikom. Dar briedis ateina, briedis toliau paragauti tą pušį. Ir jis taip gali sutvarkyti tą visą sklypą, augusi kokią 15 metų ar 12 metų, nes jis dasiekia aukštai, jam irgi tinka tas pats. Tai va, dėl to su medžiotojais būna šnekos, kad reikia jų reguliuoti tankumą, ypač kai kuriuose masyvuose, kur jų yra daugiau, kadangi jie daro labai žymę žalą. Kadangi praeina didelis jau laiko tarpas, vat parodyčiau, aš ir mes turim tokių plotelių, kur augo ir nieko nebėra. Nes atsirado briedžių pas mumis, anksčiau nebuvo girlios, dabar 3 vaikšto tokie labai neblogai įmitę ir nedaro žalą, ypač žiemą, vasarą dar nieko. Tai va, su to miško yra taip, kad ir ne tik dar žievę ragauja briedžiai. Žodžiu, čia apie tą galima mes jau... Tai gyvūnai, žodžiu, daro irgi žalos didelės. Dariam, pavyzdžiui, ąžuolą, jeigu ir šiemet sodinom ąžuolą, tai, sakykime, aptarėm tiesiog vėlos tvorą, nes kitaip mes jo neišauginsim. Ir taip nemažai plotų tveriama yra, kadangi kitaip stirnos, briedžiai ir daro didžiulę žalą ir neįmanoma faktiškai išauginti. Ypač, kai jie pasiekia aukštis, mažus dar gali patepti, o jau didesnius kopėčių prie kiekvieno nestatysi. Tai va, šitas dalykas. Toliau išauginus, kas dar su mišku? Vyksta vėl jaunolynų ugdymai, ten 30 metų, 40 metų, jau tada jau mediena paimama, kadangi yra tokie normatyvai, kur numatyta, kiek turi būti tų medžių, sakykime. Lentelės yra. Per tankiai išauginsi, ne kas gausis, turi būti geras medžių, limono. Jeigu iš vis pušis tankiaus išaugs labai aukštą ploną ir jeigu kokio šlapio sniego daug uždės, jį paliks tokį išlinkusi, kaip meškerį. Jo, viskas. Ir yra buvo plotus tiesiog išguldo, nulanksto, kadangi augo per tankiai ir jos labai plonas limo išėjo. Ir tada gavo viršūnį šlapius, arba būna lijundros tokius su ledu. Viskas, jas sulenkia taip ir vėl pušynų gali neturėti. O jeigu jį išretina iki tam tikro tankumo, limo už kartą storėja, jau viskas, tokie gamtiniai reiškiniai jau pasidaro nebepavojingi. Miškininkui reikia labai stebėti tą aplinką, kas kur sutankėjo, ką reikia praretinti, kas kur ką nugriaužė. Faktiškai ta pati, kas nugriaužė, ką tai reikia stebėti, bet tos visus ir kitus tarpinius skirtimus mums faktiškai irgi nurodo ta pati miškotvarkos įmonė, kuri daro ir tos didžiuosius, jie nuo pat mažo viską, faktiškai parodo viską, kur ką reiks daryti. Aišku, kai pasodinus, kai jau jie nebūna, tos jaunus sodmenis, ten tos, kaip aš sakiau, jos prižiūrėti reikia, jau jie to nenurodo, mes jau savo nuožiūrą žiūrime. Tai faktiškai visus skirtimus padarom pagal jų projektus numatytus, todėl visuomeniai nereikėtų labai pyktant miškinį. Mes dirbam tiesiog savo darbą, stengiamės jį atlikti gerai. Suprantam. O koksai yra pats sunkiausias metų laikas miškininkui? Miškininkui sunkus metų laikas buvo, kaip ši žiema buvo, kai daug sniego labai buvo ir kai reikia, sakykime, dirbti su pjūklo, o tau sniego iki bambos,
Ir labai sunku. Faktiškai ne tik miškai, bet ir žvėrims sunkiausias. Vat šitas metas yra labai sunkus, nes tada labai blogai nei tų medžių gali, o žiemą pats, kaip sakykime, medžiapjūtė, pati medžiapjūtė žiemą yra, kadangi mažiausiai žalojasi miškas ir jeigu tokios sąlygos neleidžia gerai darbuotis, reiškia lieka jau kitam laikui, kai jau sužaliuoja dar kažkas. Tai vat niekad nenorim, sniego norim, bet miške nenorim per daug sniego, nes tada yra, kadangi ir medį problema, reikia atkasinėti, nupjauti ir nugenėti, kai jie reikia. Įkrenta į sniegą, nesimato nei šakų, nei nieko, čia yra, žodžio, problema. Ir sausra mumis gazdina tuo pačiu, vasaros. Dėl gaisrų? Nebūtinai. Jeigu labai užsitęsia sausra, išdžiūna mums sodinukai. Nes jie būna pasodinti, ypač sausesnė, dar kur šlapia, jie išbūna viskas. Bet kur pušelis, pavyzdžiui, pušis sausesnės visada, tokias dirvose būna pasodinta ir jeigu didelė sausra, išdžiovinam ir gaunam kitą metą vėl sodinti iš naujo. Situacijos tokios būna permainingas. Mums, žodžiu, oras geriausias, kai yra normalus. Normali žiema, normali vasara, kai nebūna didžiulių potvinių kokių irgi, kai labai prilyja, labai šlapia miške, vėl blogai yra. Traktoriai, kadangi turi traktoriai dirbti, ištraukti, jie labai šlapiai tada važiuoja, dirvožėmis žalojasi, tada. Mums geriausia, kai oras normalus. Tada tvarkoja, tokį orą normalus. Sunkiausia, kai aš turbūt pasakiau, yra šitas toks. Sniegas didelė miške. Na, šią žiemą netgi medžioklė buvo uždrausta, todėl, kad buvo labai daug sniego. Nes žvėriukai lakstytų stirnelės, tai jos vos pajudėti galėjo vietom. Ir dar čia vienu momentu buvo užsidėjus pluta, palyjo ir pluta užsidėjo. Tai daug stirnų buvo kruvinom kojom, kadangi tas ledas jom eina pjauna, toks aštrus buvo. Bet turiu pasakyti, kad išliko gyvūnai. Stirnus dabar gražios, vėl viskas tvarkoja. Vėl graužia sodinukus. Vėl graužia, mes ir baram, ir pykstam ant jų, ir mylimės. Vat visaip yra, žodžiu, su jomis taip. Medžiotojai jų, aišku, truputį praretina, nes būna medžioklės visur ir jų nušauna, kadangi jeigu nieko nedaryti, tai jau per daug paskui. Turi būti optimalus toks tankumas jų, tada ir jos sveikos, ir lygos neplinta, ir viskas tada tvarkoj būna miške ir visoje toj ekosistemai, kur jos gyvena. Na, pabaigai būtų toksai klausimas. Daugelio pasaulio tautų, tautoms miškai yra mistinės vietos, šventa vieta, ten manoma, jog yra miško dvasio, demonų, trolių namai. Kai kuriuose netgi pagoniškose tikėjimas miškas buvo šventų apeigų vieta, o kas jums yra miškas? Ir kaip miškininkui, ir kaip žmogui? Aš galiu pasakyti, kad miškas tikrai yra šventovė, kur žmonės nusiraminti gali faktiškai. Miške jie pabūti su savo mintim, ypač jei tu vienas pavaikščias, koks negeros nuotaikos būdams tikrai turėtų pasitaisyti. Miškas yra, aš nežinau viską, jeigu pašalinkim iš Lietuvos visą mišką, kad jo nebūtų, aš neįsivaizduoju, kaip reiktų gyventi. Faktiškai visi mes to miško, be miškogi nebūnam, važiuojam, poilsiaujam, būnam prie miško, grybaujam, uogaujam. Visiek, gal būna kažkoks procesas, kuris erkių bijo. Tai jums bijo ir į parką nueiti, bet dauguma, man rodos, vis tiek miškas tai yra gamtos šventovė, sakau. Nes ten, jeigu žmogus esi pastabus, imlus gamtai, tu ten daug ko pastebi. Ten ir daug mažų dalykų, bet ir labai gražių dalykų. Tiesiog vien pažiūrėjęs į paprastą kelmą paaugusi įvairiais augalais, ten stebėsi, kaip šitas kelmas, pats būdamas dar lygiai ir medis, jau maitina kitus. Ne? Jau ir papartis, jau iš jo minta, jau ir samanos jie aplipus, jau ir kiškeko pustis susilipęs ant jo žydį. Jokio atrodo dirvožėmio nėra. Paprasčiausias stebuklas, žiūrėk, kaip gali atrodyti medis, o jau eina gyvybė, eina į skaido jau jo
naudojasi. Tai žodžiu, ten galima daug stebuklų miške surasti ir mažų stebuklų, bet tikrai būti pastabiam ir imliam, domėtis, kaip čia yra, kodėl čia taip, o ne taip aps. Iš kitos pusės miškas yra, jau, kai dirbė ilgai ir gyvenimo būdas, jau faktiškai aš savęs turbūt neįsivaizduoju kažkokioj gamykloje, kur man mokėtų 10 kartų didesnį algą. Bet kur būtų stresas ar uždara vieta ir uždara taip toliau? Vieta, jei uždara vieta būtų, jau aš nežinau, kas ilgiau miškiai dirba, viskas, jeigu man reikėtų kažkur gamykloje dirbti kažkuom ir sakytų, duodam tų kelis kartus didesnį ten atlyginimą, nes jau sunku yra atsiplėšti, kadangi kiekvieną dieną vis tiek faktiškai tu stebi ir tos gamtos pasikeitimą matai. Nuo pat žiemos, nuo pat pirmo sprogstančio pumpuro iki pat vėlyvo rudens tu dalyvauji tam gamtos procese. Aišku, kartais nemalonu, tas kirtimas nėra malonus, kad reikia iškirsti mišką ir karts verkia širdis dėl tokių gražių atrodo galinčių augti medį, bet nieko nepadarysi, čia jau įstatymai, normatyvai ir taip toliau. Prieš pokalbį mūsų minėjote, kad buvote Indijoje kelionėje ir kad pamatėte visai kitus miškus ir kad supratote, kokie yra geri Lietuvos miškai. Teko būti Indijoje ir dar, sakyčiau, tokiu šaltuoju metų laiku ir su kuprinė pavaikščioti visą mėnesį po jų ten ir miškus, ir palmėm apaugusius ten pakrantės vakarų Indijoje. Ir kai kiekvieną dieną ten suprakait ant kupros ir ne vienos dienos neapsiniaukusios nebuvo per visą mėnesį. Ir kai teko parskristi iš Bombėjaus į Rygą ir važiuoti atgal namo, aš sakiau, kad čia yra nuostabiausias kraštas visam pasaulyje, kur ant viso krašto jungtas kondicionierius, kurį tu tai gali gauti ten geram viešbutį. Ir švaru, ir gražu, ir viskas sutvarkyta. Linkėčiau visiems įvertinti tą dalyką, kad mes gyvenam nuostabiam krašte ir kad tas oras, kurį kartais dėl lietaus pakeikiam, ar dėl vėjo kažkokio, ar dėl sniego, tai čia yra, mano manimu, tai čia yra tik tai smulkmena, kai palyginus, kai tau kiekvieną dieną muša saulė ir tu turi būti prie tokio oro jau tiesiog gimęs ir tau atmatyti. Ir tėvai turi būti gimę, kad tu turi būti jau prisitaikęs, nes sunku ir pajauti tą skirtumą, kad tu gyveni nuostabiai šaly ir niekur kitur daugiau nenori. Tai reikia mylėkim Lietuvą, mylėkim miškus Lietuvos ir galbūt nepykim ant miškininkai, jie dirba savo darbą. Gerai, supratome jūsų poziciją ir jūsų linkėjimus, aš irgi to paties linkiu mūsų klausytojams, o pašnekovui labai ačiū už tokį nuoširdų pokalbį. Oi, kad tik kažkas išgirstų ir į gerą pasikeistų. Manau, kad tikrai būsim išgirsti. O jums, mėlyje klausytojai, linkiu geros dienos. Laidos kartojimą girdėsite antradienį 21 valandą. Iki kitų susitikimų. Laida Ekomisija. Radijas 9, 91,4 FM.